Labą dieną. Aš didelė džiaugaus galėdam pristatyti tamstoms šeimą. Labą gražią šeimą iš Seduos, Aldona ir dabar pats gal apie save. Memetas, mano vardas. Va, girdėjot, mano vardas. Tai čia ir unikalus žmogus, katras atvažiavęs į mūsų kraštą, išmoka žemaitišką. O kudie, Mehmeta? Kudie. Nu? Atvažiuojam Sedu gyventi, gražią škamptą, gražią šalį. Vis rukojam, kalbėjom žemaitišką. Tok išėjai. Tok prasidėjo žemaitiškai kalbėti. A sunkiai ta kalba mūsų? Pradžio buvo sunka, labai sunka buvo. Mes bendraujam su žmona vis laik vokišką, kalbėjom vokišką numiai. Ir paskui labai sunka buvo. Ir kur su ranka, su koja reikia aiškinti. Dabar lengvai išėjai. Lengvai išėjai kalbėti. O kodėl tu šneki žemaitišką? Nu, Žemaitiška, man lengvai išėjai. Ir gražių kalba, gražių žodis. Aš vis laik sakau, nesvar, žemaitiška, lietuviška, turkiška, amerikaniška, vis laik reikia mylėti savo kalbą. Viena kalba yra viena, sakysim, tautybė. Jeigu nebus žemaitiška, nebus žemaitė. Ja? Nebebus, kas bus 100 metų vakar nežino, kas čia bus žemaitė, kas čia buvo, už kur mes atėjom, už kur čia žemaitė vadinasi. Čia reikia saugot, vis laik reikia saugot žemaitišką kalbą. Čia man asmeniška, aš tik norėčiau vis laik saugot vieną kalbą, nesvar. O vakar šnek? Šnekam. Sak, tėti, kur tu kalbi? Man vakar bišķi daugai nur lietuviška, žinai, gramatika. O čia yra, didžiausia problema yra mokykla. Reik prasidėti mokyklą gal savaitę vienkart ar valandą, aš manau mane. Žemaitišką kalbą padėti. O kur ne? Galim padėti, kur ne? Mes žemaičių teritorijom gyvenam, galim tokį biškį pabandyti. Gal rimta vakar mokinsi, neužmirš žemaitišką. Teisinga. Va tu įlinkam. Mes turim žemaičių folklorą, žemaičių muziką, žemaičių maistą. O kodėl kalbą negalim kalbėti žemaitišką? Gražią kampą, gražią kultūrą turim žemaitį. A už žemaitį. Nu, begalinis dėkau, Mehmeta, Aldona, lava dėkau. Tai tu įlinkam į mokykloms, į žmonėms. Va tu entuziazmą. Rukotės žemaitišką.